Prašymų teikimas teisės ir personalo skyriui. Yra keli būdai pateikti prašymus teisės ir personalo skyriui. Per elektroninį paštą galite nusiųsti elektroninį laišką Akmenės rajono savivaldybėje teisės ir personalo poskyrio vedėjai adresu vida.lapsyte@akmenė.lt. Laiške aiškiai nurodykite savo prašymo esmę, pridėkite visus reikalingus dokumentus ir kontaktinę informaciją. Daugelis įmonių turi vidinę sistemą, skirtą prašymams teikti įvairiems skyriams, įskaitant teisės ir personalo skyrių. Prisijunkite prie vidinės sistemos ir pasirinkite atitinkamą prašymo formą. Užpildykite formą, pridėkite visus reikalingus dokumentus ir pateikite. Nepriklausomai nuo to, kokį metodą pasirinksite, prašome įsitikinti, kad jūsų prašymas yra aiškus ir glaustas, pateikite visus reikalingus dokumentus, nurodote savo kontaktinę informaciją, pasirašote prašymą, jei reikia. Teisės ir personalo skyrius peržiūrės jūsų prašymą ir susisieks su jumis. Papildoma informacija. Teisės ir personalo skyriaus kontaktinę informaciją galite rasti įmonės vidinėje svetainėje arba kreipdamiesi į personalo skyrių. Prieš teikdami prašymą susipažinkite su įmonės politika ir procedūromis. Jei nesate tikri, kaip pateikti prašymą, kreipkitės į teisės ir personalo skyrių arba į savo vadovą.